Draugai, sveiki gyvi. Nu ne, gal čia kažkoks nelabai pasveikinimas. Aš turiu priklausomybę. Mano priklausomybė yra labai dažna ir tai yra priklausomybė nuo kavos. Ir šiandien, būdamas Tailande, o tiksliau Krabio miestelį ar priemiestį, aš nežinau, čia labai keistai viskas susiję. Aš nusprendžiau, kad aš paragausiu jų kavos. Nėra didelis miestelis ir jie ne tai, kad turi labai daug kavos vietų, bet jie turi porą kavos vietų. Pradėkime nuo vietos, kuri vadinasi Tongyip Tongyod. Dalykas, kurį aš beje pradėjau daryti Tailande, aš pradėjau imti labai gaivias kavas. Lietuvoje, pavyzdžiui, aš dažniausiai imu karštą kavą, nes aš tik nesu didžiulis fanas ten visokių frappučinų, šaltų ir tiesiog šaltos latės. Man jinai, neįdomi. Citrina, laimas, espresas, mėta. Aš manau, kad šita kava nusipelno, būgnai prašau, 8. Aš manau, kad čia yra stiprus, labai stiprus 8. Man labai patinka, aš nežinau, kaip aptarnėti kavą, aš pabandysiu. Aš manau, kad čia yra gan skani kava pati iš savęs, ta prasme, tos pupelės yra visai nieko. Kartais, kai geri kažkokią saldžią kavą, tu atrodo, kad tas sirupas, kuris yra kavoje, atrodo, kad jis permuša kavą. Šitoj nėra tokio dalyko. Kai išgeri kartu su šituo cukrum, tada neblogai. Bet jeigu išgeri tiesiog, jau biškiai jinai per rūgšti. Ir taip pat šita vieta turi labai fainą atmosferą, jauties kaip Havajuose. Ir tie stogai namų, jie padengti, jie metaliniai, bet jie padengti dar kažkokie, man atrodo, lapais palmių. Varysiu namo, aš manau, mes kokią 4 susitiksim su jumis, 2 puodeliui kavos. Laikrodis rodo 16:06, tai reiškia, kad laikas 2 puodeliui kavos. Šitą vietelę vadinasi Truce Cafe, bet turi labai įdomią iškabą Need Weed, tai nes tenai parduoda ir žoleles, ir kavą. Su manim yra specialus svečias šio epizodo. Čia yra Simona Cim. Simona Cim. Saša neskiria į raidžių ilgų ar trumpųjų. Nevermind, čia yra solo epizodas, jokio svečio nebus. Aš tu perėmė šitą. Tai čia yra 2 kava, kuri kainavo man kažkur 3 eurus. Šiaip šį sunku pavadinti kava iš tikrųjų, nes čia labiau primena kokteilį. Nice. Aš manau, jinai turi būti kažkas su miško uogom. Pažiūrėsim, ant kiek čia bus to miško uogų. Gerai, aš nustebęs iš pirmo karto. Labai jaučiasi kava. Ta prasme, pirmas dalykas, kurį pajaučiau, nebuvo cukrus, bet buvo grinai kava. Labai įdomus skonis. Man biškai primena kažkokį ledų kokteilį. Turi tų uogų skonio, arba jis grinai sirupinis pačiam gale. Jo. Gal, oi ne. Galas man nepainė. Aš nežinau, žinokit, man čia vis tiek yra kažkoks latė ir atrodo, kad truputį yra sirupo uogų, bet jis nesijaučia, bet aš nemanau, kad čia yra gerai ir blogai, aš manau, tiesiog jis nesijaučia. Šiaip aš nesu labai uogų mėgėja desertuose, nors čia šokoladas, kava, cukrus ir uogos. Visai nieko. Primena, toks labai gaivus, labai nice. Aš duočiau šitai kavai 6 iš 10. Čia yra gera kava žmonėm, kurie nemėgsta kavos. Žinot, ką aš turiu omeny? Jinai tokia nei saldi, nei karti. Aš duočiau 7, manau. Man visai... 7? Jo, man tikrai visai nice. Jinai tokia labai, labai creamy. Ką tu manai apie šitą kavą? Per karti, man biškelį. Primena labai itališką kavą. Mano manimu, tai čia nėra karti, čia yra toks amerikanas, koks jis turi būti. Man čia solidus 8. Solidus 8? Mano skonio receptas yra 7, nes man biškai per kartu vis dėlto. Šiaip čia labai faina vieta, labai konjakiška. Jo, aš jaučiuosi kaip kažkokiam seno filmo bare, kur aš turėčiau gerti konjaką ir rūkyti cigarą. Aš negerčiau konjaką. Labas rytas. Kaip supratot, čia yra 2 diena. Tuoj leiskit man susikaupti. Mes išsimaudėm, atvažiavom
į kavos ir gerai, aš prisipažinsiu, mes vėl nuėjom į tą pačią vietą, kai mes buvom vakar, bet dabar aš paimsiu kitą kavą. Aš nemėgstu rytais eksperimentuoti su kava, aš mėgstu atsigerti ten, kur man patiko prieš tai, tai grįžtam į šitą vietą ir paragausiu kokią nors įdomesnę. Žvilgtelkim į meniu. Tai yra atėjo mano kava. Aš jau nemeluosiu, jinai per nuotrauką atrodė truputį įdomiau. Aš paėmiau 2 restreto ir jeigu pasitikėt Google, internetu, tai restreto yra iš esmės espresso šotas su tiek pat kavos, bet su 2 mažiau vandens. Ir kaip man paaiškino Simona, tokiu būdu šita kava yra mažiau karti, nes ten kažkoks vyksta procesas, cheminis. Paragaukim, tiesiog gal ir sužinokim. Blema, nu aš labai didelis fanas restreto, aš nemeluosiu. Jinai net mažiau karti, jinai turi tokį... Atrodo, kad jinai grinai tokia kava, kokią aš įsivaizduoju per filmukus. Čia ne šiaip pienas. Simas sako, kad labai primena Noi, kurį mes geriam Albanijoje. Aš parodyčiau jums Simos reakciją, bet prie mūsų sėdi kažkokia šeima, kur paprašė manęs... Aš tik išsitraukiau kamerą ir jie jau paprašė manęs nefilmuoti jų. Aš net nesiruošiu jų filmuoti. Aš nemeluosiu, vienas mano labiausiai nervuojančių dalykų. Tiesiog, jeigu jūs esate tas žmogus, kuris bijo, kad jį filmuoja, tikimybė, kad filmuoja jūs, yra 1 iš milijono jaučiu. Šiaip šitas video yra apie kavą. Aš duodu šitai kavai labai solidų 8,5, man labai patinka. Gal tik galėtų būti daugiau biški. Dabar laikas padirbti ir po to keliauti prie dar vienos kavos vietelės. Nes kaip pietus ir be kavos. Šita vieta vadinasi Midhong Coffee. The fuck, ar čia aš drebinu ar kas? Žiauriai drebantis stalas. Kava atrodo taip. Nežinau, kaip pagal mane labai neprezentabiliai atrodanti kava. Pati vieta yra įdomi. Jų meniu toksai estetiškas ir taip toliau. Kaip ir pas visus, pas jos kepiniai yra kažkodėl šaldytuve. Aš šito niekada nesuprasiu ir nesuprantu, kodėl taip yra Tailande. Jie tiesiog nekepa šviežių bandelių. Jūs galit pamiršti apie šviežias bandeles. Kavą užtruko daryti gan ilgai jiems. Tai turėtų būti kažkas žiauriai gero. Gerai, kol kas aš jaučiu tik tai kavą ir aš nesu jos fanas. Viena prašiausių kavų kol kas, kurias geriau Tailande. Visų pirma, žiauriai brangi. 3 eurai. Čia be vandens. 3 eurai. What? Jin labai skiesta. Atrodo, kad čia amerikano su kokosų sultim, bet jinai kažkokia sūri. Gal tu paragauk? Nu, kava es. Aš nežinau, man ir pati kava kažkaip nelabai skaniai yra šita. Tipo pupelės. Kur pavyzdžiui, grasshoperiai yra tamsaus skrudinimo. Bet ten kažkaip skanu. Čia aš negaliu paaiškinti, atrodo, kad labai tamsi. Atrodo, lyg čia būtų kava iš aparato, kur aš pati kažką įpilčiau. Tam biškį kokosų pieno ar kažko. Žodžiu, mes statom neigiamą.